dėl ko sveiki vaikai atvyksta į kliniką, dėl ko tėveliai mūsų ieško, tai yra, kai reikia vaiką paskiepyti, arba pas mus gali atvykti visiškai šviežus, tai ta prasme, ką tik nesenai atsiradę žmogeliai. Tai reiškia, kad mes lygiai taip pat kaip ir kitos įvairios gydymo įstaigos teikiame tokią paslaugą, prižiūrime vaikutį nuo pat pradžios iki, taip sakant, 18 metų, kol jam reikia jau išeiti pas suaugusius. Tai reiškia, kad pirmieji mėnesiai labai svarbus, ypač tėveliam, kurie atvyksta, apskritai turi pirmą vaikutį ir atvyksta tokie visiškai jie tau pasimetę, nežino nei kaip, nei kas, nei kur čia daryti. Tai tokiu atveju, ką mes padedam sužiūrėti tėveliams, paaiškinam, kas, kur, prie ko, kodėl ta bamba čia turi nukristi, ar ne, virkštelės liekana, kodėl čia turi būti taip, kaip vaikutis turėtų elgtis vienokiu ar kitokiu savo gyvenimo tarpsniu, ką jam duoti, kuo jis turi būti maitinamas, kaip prižiūrėti, kokius skiepus reikia padaryti, kaip po skiepų vaikas jaučiasi ir kaip jam padėti tai pernešti lengviau.